Kas tau yra laimė? Man laimė taip abstrakčiai yra suvokimas, kad viskas yra labai laikina. Mm. Man suvokimas, kad nieko nėra amžino, man tai yra tolygų didžiuliai laimiai, nes aš tada jaučiu dėkingumą, aš vertinu tai, ką aš turiu dabar. Kada tai pasikeitė? Kada tu pradėjai vertinti mažus dalykus, smulkmenas, būtent tos trumpalaikius laimės protrukius, kaip tu ir sakai? Aš iš tikrųjų galiu pasakyti, kad aš taip visą laiką mąsčiau ir gyvenau, tik tai tam tikrą akimirką kažkaip įsisukau į tą sisteminį dalyką ir net gal sisteminę masinę, ko mes norim, kaip mes turim daryti, kaip mes turim elgtis, kaip mes turim gyventi, ko mes turim norėti arba siekti. Gal ne ko mes norim, o kas mums primesta norėti. Ir tada man labai buvo geras toksai, gal po 30 metų, faina kelionė ir pažintis su savimi ir tiesiog atsirinkti. Aš atsirinkau jau, kaip jau ir nueitas, tas visai nemažas kelias, jis nėra ilgas, bet vis tiek nueita nemažai ir patirta irgi nemažai. Ir labai toks įdomus momentas, tu pasiemi kažkokį tai faktelį savo gyvenimo ir galvoji, ar čia tu taip norėjai, ar čia tau buvo primesta. Kur tu buvai tame, kaip tu mąstei. Tai aš realiai po 30 metų tą visą atgal žiūrint laikotarpį vadinu taip sprendimų priėmimą per tokias dieninės užuolaidas aš gyvenau. Jas atsitraukiau ir žiauriai faina vėl viską per naujo, iš tikrųjų godžiai gyventi gyvenimą ir mylėti. Ir aš tą dariau visą tą laiką, kiek save atsimenu. Bet, žinai, aš dar tavyje labai pastebiu daug optimizmo. Man įdomu, kaip tu sukuri tą savyje nenugalimą optimizmą, kuris tavyje bent jau tavo socialiniai medijoje tvyro? Gal žinai, toksai vėl, nes nestrateguoju ir nemastau apie tai, kaip aš darau. Aš tiesiog darau taip, kaip jaučiu. Iš savęs tiesiog, tavęs tiesiog eina. Taip. Tai yra tiesiog nepaaiškinama, bet gal toks pats pirminis pagrindas ir yra. Ir aš gal save ir pamečiau ties tą akimirką, kai pradėjau kažkaip gal žiūrėti į šoną, kas kaip ką daro, kaip elgiasi, kaip aš turėčiau, neva man primetamos kažkokios taisyklės, kaip aš turėčiau elgtis, kaip turėčiau kalbėti, kaip turėčiau gyventi. Bandai lygintis su kažkuo ir imtis kažkokių tai pavyzdžių iš kitų, kaip turėtum daryti? Realiai gal nežiūrėjau tiek į šoną, kiek galbūt girdėjau tokius patarimus, neva, kad taip nedėrėtų elgtis, taip nedėrėtų tau kalbėti. O koks būtent buvo atvejis, kur tau sakė, taip nedėrėtų elgtis? Tas visą laiką pabrėžtinumas gražiai atrodyti. Į tą gražią savoką įeina tam tikras suknelės dydis, tam tikras elgesys. Aš per daug, tiesiog vaipydavausi ir kažkaip kartais tai aš tą noriu daryti. Gal tai yra tavo išskirtinumas? Tai taip, bet ne visiems tuometiniams prodiuseriams tai tiko ir tenkino. Ir tu turėjai tiesiog labai gal šiek tiek apsiraminti, šiek tiek prigesti, ne tai, kad apsiraminti, bet klausyti, bet aš aišku išsikovojau ir tikrai vienam televizijos projekte iš to gal tipinės primestos moters, gal vaidmens, kaip yra duete vyras ir moteris, dažniausiai veda vyras, o moteris šalia yra graži, tai šiuo atveju gal netitikau tą standartą gražuolės. Ir aš norėjau irgi kalbėti, ir aš turiu ką pasakyti. Tai mes pasidalinom pem ant pem ir kartais netgi aš perėmiau tas vadeles ir labai reikėjo daug laiko įrodyti. Gal tas labai ir vargina, žinai, nuolatinis įrodinėjimas, kad aš galiu, kad aš verta, kad aš tikrai sugebėsiu. Ir gal ta ramybė ir ateina, nes aš jau žinau, kad ką aš galiu, ką aš noriu, bet jo, tas dar ir dabar kartais išlenda iš kai kurių partnerių, tas pabrėžtinai graži. Tai tu kovoji už savo tą poziciją, nes aš kaip suprantu, bandė tave paversti tuo standartu ir tu priešinaisi.
Ne, tai galima sakyti, tavo ta kova ir buvo tavo sėkmės formulė, ne? Nes tu vis tiek, sakai, vis tiek tai reikėjo įrodyti. Jo, bet dar kas man yra keiščiausia ir dėl to labai įdomu kartais išgirsti, kaip, tarkim, aš tai žinau, kaip aš, nežinau, apie ką aš. Bet iš šono, kaip tai atrodo, nes dar dabar aš tą girdžiu, kad, tai tu eini be makijažo, nežinau, į parduotuvę, ar ten veži vaikus, ta prasme, aš esu visiškai, mano stylas bomžė, bele kaip, tiesiog su pižama vežu vaikus. Nes man atrodo, kad yra tam tikra vieta. Aišku, kad jeigu yra televizija, jeigu yra, nežinau, renginio vedimas, tai aišku, kad aš neinu su pižama. Tai savaime aišku, taip. Jo, bet tas toksai dar keistas momentas, kad žinai, kad aš turiu eiti kažkaip tai pagal kažkieno įsivaizdavimą. Primestas tas toksai tobulumo kažkoks tau įvaizdis. Jeigu tu tai pasirinkai ir tikrai mes turim daug skirtingų žmonių, kurie pasirenka kažkaip vienaip ar kitaip elgtis. Ir ne vienas nėra nei geresnis, nei blogesnis, tiesiog tu pasirenki. Aš taip nedarau, man taip netinka, aš gal tingiu, nes tikrai aš vertinu ir džiaugiuosi už tas, kurios gali atsikėlusios ryte skirti savo laiko valandą, 1,5 valandos make-upą, šukuoseną, ten nežinau, viską estetiškai, net jie atrodo, kad gyvena tose namuose, įsirengę specialiai, kad būtų kaip studija. Mano namai tikrai nėra kaip studija. Ta prasme, tiesiog. Prieš filmuojant neini apsitvarkyti spintelių ir tenai, žinai, jo, su kokio interjero dizaineriu įsirengtis lentynų. Bet aš gal ir kalbu apie tai, kad apie ką aš ir dabar noriu pasakyti ir už ką aš dar vis kovoju, dėl to, kad aš labai jaučiu, kai žmogus meluoja. Mes kiekvienas turim savo tiesą, bet jeigu apie tą žodžio laikymasi man yra labai labai svarbus momentas. Aš žinau tai, kad, tarkim, iš esmės, žmogus, kuris pozicionuoja ir kalba viešai apie tai, kad, nekritikuokim vienas kito išvaizdos, leiskim būti visiems, kokie jie nori būti, aišku, tos pagrindinės taisyklės, gerbkime vienas kitą. Tiesiog labai paprastai. Įsijungia kameros arba užgesta šviesos, ir jie eina tą patį atvirkščiai, tiesiog gal tokia melavimas į akis labiausiai mane trigerina. Aš dar to nemoku suvaldyti, to vidinio, kad tai tada taip ir sakyk. Taip ir sakyk, kad tu atstovauji šitą poziciją, bet yra žmonės, kurie tiesiog sako tai, ką nori kiti girdėti, bet ne tai, kuo jie gyvena. Nes bijo būti cancelinti. Nes bijo būti kažkaip apmėtyti akmenimis bet... Yra visą laiką patogiau būti toj pusėje, kur yra dauguma ir jai pritarti, nes tu būsi